Sveiki visi. Daug kas prašote tokios dėlionės, tai aš tikrai paklūstu jūsų prašymams, ką kortos pasakys. Taip ir pavadinsiu šią dėlionę. Ką kortos pasakys. Tai kaip ir visada bus 4 variantai po 5 kortas ir nepamirškite, tai yra daug žiūrinčių šias dėlionės, bendroji dėlionė, taip kad nebūtinai pilnai gali rezonuoti, bet jeigu pasirenkat intuityviai kažkokį tai variantą, tai didžioji dalis greičiausiai bus jūsų. Taigi, ką kortos jums pasakys, o ten jau jūs galite sugalvoti savo klausimą, savo situaciją, kaip išsispręs aplamai. Na gerai, pažiūrėkime, ką kortos pasakys. 4 variantai. Pirmasis. Antrasis. Trečiasis. Ir ketvirtasis. Taip, patrauksiu, kad tilptų visi variantai pilnai. Išsirinkite savo variantą. Ir pradedame nuo pirmojo. Ką kortos pasakys? Jėga. 6 lazdos. Lazdų pažas. 8 taurės ir 10 pentaklių. Jums reikia sukaupti savo valią. Ir žinot, korta jėga rodo, kad tos valios jūs tikrai turėsite. Ir ta sukaupta valia tiesiog pasireikš jumise. Ir žinot, kai būna žmogus stengiasi kaupti savo valią per jėgą, per kažkokius tai, kaip čia pasakyti, per didžiulės pastangas. Bet čia jūsų ta valia, jūsų vidinė jėga bus jinai stipri. Ir jūs turėsite didelės jėgos, vidinės jėgos. Ir žinot, jeigu pavyzdžiui, kitu atveju sunku būtų sukontroliuoti, tarkim, kažkokius impulsus, tai čia jums seksis. Ir jums netgi patarimas sukontroliuoti savo kažkokią užplūstančią jėgą, kažkokius impulsus, netgi agresiją, kontroliuoti ir pasitelkti vietoje jų gerumą, švelnumą, ryžtą. Ir žinot, ir jūs turėsite tą vidinę harmoniją ir savikontrolę. Tai va čia yra labai svarbu. Ir savo emocijas, kaip sakoma, skirkite dėmesio savo emocijoms. Išnagrinėkite savo emocijas, pažinkite jas, mokykitės iš jų, suvaldykite jas su meile, su švelnumu, kantriai, kokios tos emocijos bebūtų. Ir žinot, ir jūsų stiprybė, netgi sakyčiau, labai parodys, iki kiek jūs patobulėjote arba padės tobulėti galbūt ateityje. Ir žinot, jeigu žiūrėtume santykiuose, tai labai svarbu tolerancija, branda emocinė. Darbuose, tai pavyzdžiui, sakyčiau, labai būkite kantrus, reikalinga jums ta kantrybė ir, aišku, atkaklumas. Tai čia kantrybė su atkaklumu ir beje nuoseklumas labai svarbus darbuose. Tai 3 tokie jums labai svarbus ramsčiai,
kurie jums reikalingi. Ką kortos sako, tai vat jums ir sako, kad jūsų pamatas visame kame turėtų būti kantrybė, nuoseklumas ir atkaklumas. Ir aišku, tada jau 6 lazdos. 6 lazdų korta, žinot, kai jau, kaip čia pasakyti, tas pasiruošimas, tas visas įdėjimas, įdirbis ateina per būtent tą jėgos kortą ir rodo, per tą kantrybę, per atkaklumą. Ir tas pergalės pajautimas, pripažinimas ir sėkmė ateina dėka šitų jūsų pastangų. Tai ir meilėje, ir darbuose tas pats galioja, kaip sakoma, ir jūs įveikę iššūkius būsite pripažinti. Ir, jeigu jausmuose žiūrint, tai bus džiaugsmas kartu, džiaugsitės vienas kito artumu, vienas kito energiją jausite. Jeigu esate vieniši, tai galbūt netgi kažkoks gali užsimegzti romanas arba santykiai, pažintis gali atsirasti. Jeigu darbuose, tai gausite pagyrimų, pripažinimų, galbūt apdovanojimo kažkokio, būsite įvertinti už savo pastangas ir gal netgi kilsite karjeros laiptais. Lazdų pažas parodo, kad jūsų tas energijos kilimas bus aukštyn ir, žinot, netgi, sakyčiau, toks pakilėjimas jausis ir entuziazmas iš jūsų pusės ir, žinot, būsite tokie veiklūs, energingi, drąsūs netgi ir užsidegę naujiems dalykams, naujiems iššūkiams galimas dalykas. Jeigu santykiuose, tai jūs gali užplūsti tokia aistra, toks gyvybingumas, tokia, žodžiu, impulsyvi meilės energija. Bet matėt, jums reikia tuos impulsus kažkaip valdyti. Tai galimas dalykas ir naujų santykių pradžia, kaip čia matėm, ir lazdų pažas dar patvirtina. Tai ir žinot, galimi tokie labai stiprus, intensyvūs pojūčiai jausmų srityje. Darbuose tai būsite tokie, žinot, energingi, užsidegę, iniciatyvūs, pasiryžę, kaip sakoma, nugriauti kalnus ir imsitės greitų veiksmų. Būsite, kaip sakoma, veiklūs, norėsite veiklos, norėsite veikimo ir netgi raginami jūs esate lazdų pažas, tai toks, žinot, kai gausit galbūt pasiūlymų kažkokių, galbūt kažkokius naujus projektus pradėsite. Galbūt pasiūlymas bus, žinot, toks pradėti kažką. Ne tai, kad jau ten bus kažkoks labai stiprus impulsas, bet bus toks noras pradėti kažką naujo. Kažką, žinot, jeigu čia kažkokia sėkmė, pasisekimas, pavyzdžiui, bus, tai jūs įkvėps naujai pradžiai. Ta tokį jūsų smalsumą ir troškimą naujas sritis ištyrinėti ir pažinti sužadins. Ir jūs galbūt, žinot, kaip būna, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, užsidirbot kažkur papildomų pajamų, gavot įvertinimą, gavot premiją, gavot paaukštinimą ar dar kažkur, bet jums dar to negana, jūs eisite tolyn, galbūt plėsite savo akiratį, galbūt pradėsite kažką naujo visiškai, galbūt kažkokį projektą iš vis naują sugalvosite. Ir, žinot, kažkokias naujoves gal įgyvendinsite. Tokia tarsi inovacija jums bus galvoj. Ir, žinot, jums toks, žinot, energijos antplūdis ir visa kita, bet jums krenta 8 taurės. Iš kažkur laiku reikia pasitraukti.
jums bus, žinot, vat, kaip sakiau, kažkoks noras, kažkoks impulsas naujų dalykų, bet labai svarbu pasitraukti laiku iš senų kažkokių dalykų. Jeigu, pavyzdžiui, atlikot kažkokį tai projektą, vat, ypatingai gavot apdovanojimus, tai darykit naują ir pasitraukit iš seno. Nes tas senas kažkas jums trukdys. Galbūt įpročiai, galbūt seni, kaip čia pasakyti, dalykai, kuriuos reikia jums palikti, jūs turėsit palikti. Ir tokiu būdu tas naujas projektas, kai paliksit seną, atneš jums labai didžiulius pasisekimus. Visame kame. Jūs jausitės laimingi, jūs jausitės pilnatviški, pripildyti. Ir, žinot, 10 pentaklių rodo, kad iš tiesų būsite laimingi. Ir tas toks, kaip čia išsireikšti, pilnumo, pilnatviškumo jausmas visose srityse. Ir 10 pentaklių rodo tokį, vat štai pasiekėt, vat pagaliau atėjo tas momentas, kai jūs galite jaustis saugus, kai jūs galite jaustis materialiai saugus ir emociškai saugus. Ir, žinot, jeigu meilėje, tai pilnatvė meilėje, santykių stabilumas. Jeigu dar vieniši, tai, žinot, gali būti toks, žinot, labai didelis noras kurti įsipareigojimus, kurti šeimą, kurti porą, santykius tokius rimtus. Jeigu darbuose, tai visiška sėkmė, finansinis stabilumas, ilgalaikiai projektai ir, žodžiu, labai labai nuostabus pasiektas rezultatas. Tai va, toks pirmas variantas, tikrai puikus, tai štai ką jums rodo kortos. Tai va, dar tik tais priminsiu, kad tas, kas atgyveno, už ką jau gavot, ar tai materialinį kažkokį atlyginimą ar apdovanojimą, pradedat pradžią naują, impulsas naujai pradžiai ir turit palikti tą seną dalyką. Taip. Toliau pažiūrėkime, ką kortos parodys antrajam variantui. Pentaklių pažas, nuosaikumas, 5 pentakliai, kardų pažas ir pentaklių tūzas. Aha, pentaklių pažas. Pentaklių pažas, tai, žinot, pažas rodo tokį, kaip čia pasakyti, susidomėjimą naujovėmis arba įgūdžių tobulinimą galbūt, o galbūt naujas atsiradusias galimybės, galimas dalykas. Ir žinot, ir ypač naujas galimybės susijusias su materialiniais dalykais, su finansais, su darbais, su mokslais, pavyzdžiui. Ir žinot, tai tokia yra jaunatviška energija, tai jaunatviškumas. Ir jums tai reikia būti tokiems, žinot, praktiškiems, žemiškiems, nes tai žemės energija, žemės stichija, ar ne, atsakingiems ir patiems išreikšti norą tobulėti. Mokytis, dirbti, tobulėti, siekti. Ir, žinot, galbūt žengsite kažkokius pirmus žingsnius kažkokiam, ar tai savo projekte, ar tai profesijoje, savo profesiniai srity. Ir labai svarbu jums patiems įsivertinti save, įsivertinti savo galimybės ir tiesiog būti pasiruošus imtis patiems iniciatyvos ir imtis veiksmų. Ir nuosaikumas. Ir nuosaikumas vyresnysis arkanas. Ir žinot, nuosaikumas parodo, kad jūs turite suderinti
Galbūt jeigu, tarkim, dirbate dabar viename darbe ir imsitės kažkokio naujo projekto, jums reikia suderinti, įvesti tą harmoniją. Turėti saiko jausmą, visame kame saiko jausmą, neišlaidauti, pavyzdžiui, suderinti, žinot, nepiknaudžiauti, pavyzdžiui, tarkim, vieno darbo laiku pernešant tą laiką į kitą projektą, tarkim. Na, žodžiu, toks visapusiškas suderinamumas turi būti. Saikingumas ir harmonija. Tai vat, jeigu čia vat, kalbam apie darbus ir mokslus, tai turi būti suderinamumas. Ir atkreipti dėmesį į savo emocijas, jas suvaldyti reikia, nesinervuoti, nepykti, nebijoti kažko. Harmonizuoti savyje emocijas labai svarbu. Ir, kaip čia pasakyti, atrasti tą balansą tarp savo minčių ir jūsų realybės. Ir va tada bus viskas gerai. Ir tas balansas persikels tiek į meilę, tiek į darbus. Žinot, jeigu santykiuose, tai vat, labai tada bus aišku, ta pusiausvyra, supratimas ir kažkoks saikas labai svarbu. Bendros kalbos radimas, konfliktų išvengimas, prisiderinimas, galbūt radimas kompromiso. Jeigu darbuose, tai vat, pavyzdžiui, labai apgalvotai dirbti, protingai, su galva pirmiausia dirbti, pusiausvyrą ir, kaip čia pasakyti, ir tas balansas tarp darbo ir poilsio irgi turi būti. Arba jeigu dirbat keliuose projektuose, 2, pavyzdžiui, ar 3, tai vat, tarp tų projektų labai svarbu rasti balansą ir dar pailsėti. Tai va, ir labai svarbu laikyti sveikos gyvensenos. Ir tas saikas, tai netgi irgi čia ir gyvenimo būdas, tarkim, ir mitybą labai svarbu reguliuoti, saiką ypatingai mityboje turėti, arba vengti streso, tiesiog rūpintis savo gerovę, savo emocinę gerovę, savo kūno gerovę. Taip, kad jums, jūsų ta gera energija, ta pakilusi energija, kad neperdegtumėt, vat ir iškrenta šita nuosaikumo korta. Nes viską reikia su saiku ir su protu, žodžiu, daryti. Kad ir bus koks noras, kad ir bus kažkoks lygis energijos, kad neperdegtumėt, kad viskas neišsektų, reikia laikytis nuosaikumo. Nes kitaip, vat, 5 pentakliai. Galite išsekti, gali būti perdegimas ir gali būti, žinot, tie 5 pentakliai. Arba, pavyzdžiui, išleisit pinigus ir vat, pasibaigs ir turėsit laukti iki kito atlyginimo ten, tarkim, arba iš vis į skolas įbristi. Tai vat, irgi labai reikalingas saikas ir finansuose. Tai, žinot, gal netgi, kad nebūtų kažkokių praradimų, tai vat, labai įjungti protą ir viską subalansuoti, kad nebūtų sunkumų. Jeigu jausmuose, tai pavyzdžiui irgi labai, kad nebūtų kažkokių nesusikalbėjimų, kažkokių, žinot, nekalbadienių tų vadinamų, emocinių kažkokių izoliacijų. Tai vat irgi labai svarbu tas saikas ir tas subalansavimas, nes tiesiog gali būti, žinot, čia staigus pakilimas, susidomėjimas energija ir jeigu pervarstat, visko nesubalansuojat, smukimas galimas. Taip, kad nebūtų paskui, žinot, visiškai iš naujo, kad reikės atsistatyti, kad reikės save pakelti, žymiai geriau palaikyti tą, kaip sakoma, balansą ir išvengti to perdegimo, negu paskui, kaip čia pasakyti, stengtis lipti į kalną ir atstatinėti. Ir būkite smalsūs, stebėkite aplinką,
kardų pažas, žinių, domėkitės, papildo dar, ne. Ir žinot, toks vat, analizuokite viską, kas vyksta aplinkui, kas vyksta su jumis, kas vyksta jūsų srityje, kas, žiūrint, kokia tema jūs labiau, kaip sakyt, domina, ar tai darbai, ar tai santykiai, būkite smalsūs, tyrinėkite, klauskite, kas neaišku, suprasti stenkitės. Tai va, galbūt bus kažkoks jums ir nerimas vidinis, na, žinoma, kad nebe to, bet aišku, atsakymai ateina tada, kada domitės, kada klausėte, kada aiškinatės. Tai vat. Galimas dalykas, kad ir jūs kažkas gali stebėti. Santykiuose tai irgi bandykite įsijausti į partnerį, bandykite perprasti partnerį, stebėkite jo elgesį, jo kalbą, žodžius. Galimas dalykas aplankys toks, žinot, kartais abejonės, kartais nesaugumo jausmas, bet tas, suprantat, domėjimasis, tas noras suprasti, jisai duoda savo gerą rezultatą. Taip ir darbuose, pavyzdžiui, vat mokymai. Tarkim, mokymais labai gera korta, nes tai domėjimosi korta, stebėjimo, mokymosi korta. Ir kada krenta vat iš pradžių pentaklių pažas ir dar pasitvirtina kardų pažas, tai labai jums tinkamas metas, kaip sakyt, kaip čia pasakyti, aiškintis, išsiaiškinti, užduoti klausimus, išmokti kažko naujo, patobulinti save. Tai vat. Ir tas jums atneš labai didelę sėkmę. Nebijokit, pavyzdžiui, jeigu jau ir metuose esate, tarkim, atrodytų, ką aš jau čia galiu išmokti, nebijokit palankyti kursų kažkokių. Dabar begalybė internetinių kursų, pasirinkit kažkokius, pastebėkit, tarkim, ar ne. Ir kai jūs pakelsite savo, nes vat jūsų, ką kortos nori jums pasakyti, ką kortos sako, tai domėkitės, būkite smalsūs, būkite energingi ir būsite tokie. Per tą balansą, per pusiausvyrą, per saiką, bet mokytis reikia bet kokiame amžiuje. Na ir pentaklių tūzas, tai nauja pradžia. Galimas dalykas, jūsų laukia visiškai nauja pradžia, dėl to kortos sako, kad jums reikia daug ko išmokti, daug ką sužinoti, stebėti aplinką. Galbūt ateina toks periodas, kai kažkas naujo jums prasidės. Galbūt, žinot, nauja pradžia kažkokioj materialioj srity, pavyzdžiui, karjeroj, galbūt sveikatoj arba grožyje, galbūt numesite svorio, pavyzdžiui, galbūt pagražėsite, išgražėsite su pavasariu, galimas ir toks dalykas, atsiveria, žodžiu, galimybės. Tai va, ir ta nauja pradžia, tos galimybės atneš tokį, žinot, įsitvirtinimo pojūtį, stabilumą, saugumą ir, augimo tokį pojūtį, augimas finansuose, augimas jūsų kaip asmenybės. Tai va, ir galbūt netgi investicijos kažkokios naudingos. Tai va toks. Ir žinot, jeigu, pavyzdžiui, meilė, tai pajusit tokį saugumą, gerovę. Ir arba jeigu vieniši esat, pavyzdžiui, tai sutiksit galbūt žmogų, kuris pasiūlys jums tą stabilumą finansinį, emocinį. Tai labai svarbu. Darbuose tai galimas dalykas, naujas darbas iš viso galimas. Labai čia netgi įmanomas dalykas, kad nauji darbai ateina,
galbūt pakeisite darbą, galbūt kažkokį projektą naują sugalvosit ir turėsite sėkmę tuose darbuose, versluose. Ir jeigu čia, žinot, abejojote, ar imtis verslo, tarkim, nes dažnai sulaukiu tokių klausimų dėl verslo, tai čia jums labai labai palankus metas imtis verslo. Aišku, galimas dalykas, jeigu ten, tarkim, kažkur tik tai trūks balanso, kažkur kažko neapgalvosite, tai galimas dalykas bus ir skolos arba pareikalaus tas verslas investicijų, bet labai reikia apgalvoti ir visame kame rasti pusiausvyrą, pasverti bet kokias investicijas, bet kokį materialų įdėjimą pinigų į kažkokį dalyką reikia labai subalansuoti. Tai va tas mokytis, sužinoti, ištyrinėti tą sritį, į kurią norite eiti ir tai atneš jums sėkmę. Ir kažkokias naujas galimybės. Arba finansinės tokias, žinot, geras, aukštas augimo galimybės atneš. Sėkmė, žodžiu, laukia. Tai va, labai labai toksai geras pamokantis antrasis variantas. Taip. Trečias variantas. Ką kortos jums pasakys? Pasaulis, lazdų tūzas, 9 pentakliai, kardų karalius ir 10 kardų. Labai įdomu. Dabar žiūrėkite. Pasaulio korta. Na, žinot, kaip sakoma, ateinat prie kryžkelės, ar ne? Ir jums reikia pasirinkti. Tai vat, reikia pasirinkti kažką tokio, arba užbaigti kažką tokio, kas galbūt jau išėjo, bet svarbiausia, kad reikia pradėti kažką naujo. Ir arba, žinot, galimas dalykas, kažkoks apsisprendimas jūsų laukia. Jūs turėsit kažką apsispręsti. Turėsit padaryti išvadas, kažką apvainikuoti, kaip sakyt, nuspręsti. Ir va čia yra pats slidžiausias reikalas. Nes tas sprendimas viską gali pakeisti kapitaliai. Vyresnysis 21 arkanas. Galbūt jūs nuspręsite užbaigti kažką tai. Galbūt padaryti išvadas kažkokias. Žinot, tarsi toks branda tokia pasiekta. Tarsi jau, žinot, tarsi pereiti visi išbandymai, tarsi, pavyzdžiui, jeigu santykiuose, tai jau kas dar gali būti kitaip. Tarsi nuspręsit kažką tokio užbaigti. Bet, žinot, tai, vat norisi sakyti, kad tai turėtų būti lyg ir geras tas užbaigimas, apvainikavimas kažkoks. Ne tai, kad išėjimas iš santykių, bet vat kažkoks apvainikavimas. Galbūt santuoka, galbūt nuspręsite kartu gyventi meilėje, pavyzdžiui. Jeigu, tarkim, darbuose kažkokį tikslą pasieksite, kažkoks pasiektas dalykas jau bus, tarsi apvainikavimas, tarsi užbaigimas. Ir tarsi eisite jau lyg ir į naują etapą.
Ir lazdų tūzas dar tą patvirtina. Būsite tokie, žinot, energingi. Lazdų tūzas labai tokią didžiulę ugnies energiją rodo. Pradžia, kūrybinė energija bus pakilus aukštyn. Ir tas apvainikavimas jūs motyvuos siekti kažko tai dar toliau, naujo, gero, didelio. Atsivers tarsi kažkokios galimybės. Žinot, lazdų tūzas tai ir dvasinis, ir materialus potencialas, aš taip pasakysiu. Matot, tarsi ragana maišanti savo verdantį katilą, o ten už nugaros daugybė buteliukų su antpilais, aliejais, trauktiniam visokiom užpiltiniam. Ir tai reikia žinoti dar, kur ir ką sumaišyti, kokiom proporcijom, kokį burtažodį pasakyti, kur ką pridėti, kur ką pasakyti, sušnibždėti, taip ir jums. Bus toks įkvėpimas, ryžtas imtis veiksmų, maišyti, daryti tą katilą, virti, suprantat, aš perkeltinė prasme, ar darbuose, ar meilėje. Bus, žodžiu, didelis toks įkvėpimas. Ir drąsos turėsit, labai drąsos didelės turėsit. Ir žinot, gali vykti kažkoks labai svarbus susitikimas, pavyzdžiui, sutiksite naują žmogų, pavyzdžiui. Arba atnaujinsit galbūt santykius. Arba pasitaikys, pavyzdžiui, kažkokia galimybė. Arba meilėje, arba darbuose. Nauja galimybė gali pasitaikyti. Nes čia yra užbaigimas, tarsi apvainikavimas. Ir jūs nesėdėsit rankų sudėję. Ir jūs įdėsite nemažai energijos. Ir tai atneš jums pasisekimą, didžiulį pasisekimą. Ir žiūrėkit, jeigu apie santykius kalbant, tai jūs žydėsite. Oi, kaip jūs žydėsite. Būsite, jeigu čia mergaitės žiūrite, tai būsite ypatingai išgražėjusios, pastebimos, matomos, patrauklios. Ir tie 9 pentakliai parodo tokį, žinot, tą materialinę gerovę, tą nepriklausomybę ir pasitenkinimą savimi tiesiog, savo gyvenimu. Ir aišku, tai traukia vyrus. Tai traukia antrasias pusės. Aišku, jeigu čia vaikinai žiūrite, tai apsukat viską atvirkščiai ir pritaikote savo, ar ne? Bet tai traukia priešingos lyties dėmesį. Ir pažiūrėkite, kardų karalius. O, kokie svarbus vyrai ateina į jūsų gyvenimą, mergaitės. Kardų karalius, tai, toks, kaip čia pasakyti, svarbus vyras jūsų gyvenime. Ir žinot, autoritetingas vyras, intelektualus vyras ir galimas dalykas užimantis kažkokias tai geras aukštas pareigas. Bet, žinot, ir pavyzdžiui, įsiplieks jausmai. Jausmai bus, bet tie jausmai iš jo pusės bus per tokią atsakomybę. Per tokį, žinot, su tokiu šaltumu, su tokia doze šalčio. Atrodys, kad tas žmogus nerodo savo emocijų. Jis jaučia viduj, bet jis nerodo savo emocijų. Jis labai racionalus bus šitas žmogus. Ir pavyzdžiui, arba jūs, jeigu čia patys, tai gali būti ir jūs pačius parodo, pavyzdžiui, darbuose, tai būsite tokie, žinot, racionalūs ekspertai savo reikalo, jeigu darbų srityje.
Bet galimas dalykas ir susidursite su tokiu kolega, su tokiu viršininku. Bet tas racionalumas va čia, žinot, ir gali pakišti koją. Kartais nebūkite perdėtai tokie šalti. Arba jeigu susidursite su tokiu labai jau, žinot, pasveriančiu žmogumi, kuris nerodo savo emocijų, tai jūs skaudins. Tai jums atneš, neduos tokio pasitenkinimo. Ir žinot, nors ir čia viskas lyg ir nauja, lyg ir gerai, lyg ir labai gražu, bet va tas kardų karalius duoda tą šaltį. Žinot, atrodo, kaip čia palygint, namuose gražu, švaru, viskas nauja, viskas blizga, bet šalta. Vat šalta. Ir iki galo laimingi negalit jaustis. Tai va čia, didžiausia užduotis jums, kaip tą šerkšną atitirpdyti. Kad nebūtų to, žinot. Ir dar kas yra gerai, tas 10 kardų, žinot, yra šansų, kad tie ledai tikrai ištirps. Užbaigimas to šalčio. Nes visą laiką po kažkokių sunkių dalykų, išgyvenimų, liūdesio ateina nauja aušra, nauja šviesa. Ir visada ateina nauja viltis. Tai va. Ir viskas čia bus gerai. Neišsigąskite to 10 kardų. Neišsigąskit. Žinot, tas racionalumas, jisai gyvenime labai reikalingas. Ne veltui čia rodo vieno etapo apvainikavimą, tarsi išėjimą iš to seno etapo. Bet čia jūs patys įdedat, jūs pačios mergaitės įdedat veiklos, energijos ir viskas. Bet matyt, kol kas taip reikia šitame naujame etape, kol viską, kaip sakyt, pasversite, tam tikros galbūt ir karminės pamokos. Neišsigąskite to šaltuko, jūs tikrai galėsite atitirpdyti tuos ledus ir tą šerkšną, juk pavasaris jau atėjo. Tai sėkmės 3 variantui. Taip. Na ir pažiūrėkime, ką kortos pasakys 4 variantui. 9 kardai, 6 pentakliai, 5 lazdos, taurių pažas ir kardų tūzas. Kardų. Na, rėmai tokie vėlgi. Ir žinot, 9 kardų korta, labai čia irgi tokia dramatiška korta, labai toks išraiškingas piešinys kortos. Gali būti, kad kortos aplamai jums sako, kad galbūt šiuo metu jaučiat kažkokį nerimą arba kažkokią kaltę gal jaučiat. O gal sunkiai užmiegat vakarais, gal nemiga kankina, nes yra kažkoks gilus vidinis nerimas. Galbūt emocinį skausmą išgyvenat, galbūt kažkas spaudžia jūsų širdelę, galbūt kažkoks kaltės jausmas spaudžia, galbūt, žinot, pervargot tiesiog. Ir tos įkyrios mintis neduoda jums ramybės dėl ateities, dėl visko, kas yra. Tai va, bet, žinot, dažnai būna, kad mes galvojam taip, kaip mums atrodo. Bet kitas žmogus iš šono mato visai kitaip. Ir dažnai atrodo, kad kažkokia baimė, jinai labai tikra. Ir atrodo, kad nebus kitaip. Bet pažvelkite į tai, kas, tarkim, sukelia jums tą vidinį nerimą. Ir galbūt atrasite, galbūt suprasite kažkokį būdą, kažkaip
kaip paleisti, kaip atleisti ir kaip išgydyti savo tą nerimą, savo širdį. Ir kokioje tai srityje būtų. Ir viskas bus gerai. Paanalizuokite save, išgyvenkite, išjauskite. Na gerai, paverkite, jeigu reikia. Ir žiūrėkite, 6 pentakliai, jūs būsite apdovanoti. 6 pentakliai rodo, kad, žinot, sėkmė vis tiek yra, sėkmė bus ir tie 6 pentakliai, kaip sakoma, tą apdovanojimą parodo. Tai va. Galbūt kažkas pagelbės jums, parems, galbūt kažkas dosnumą parodys į jūsų pusę. Tai va. Ir palaikymas galbūt, žinot, iš partnerio, arba jeigu tai meilės srityje, tai va, galimas dalykas, kad sulauksit tokios, žinot, ir emocinės paramos, o gal ir finansinės paramos. Jeigu darbuose, tai pirmiausia, tai galimas dalykas atlyginimą gausite, arba galbūt paramą, galbūt paskatinimą, galbūt netgi, tai kažkoks apdovanojimas, kuris jūs pradžiugins, kuris, žinot, tarsi atstatys teisingumą, kad taip ir turėjo būti. Galbūt iš tiesų kažkas nuskriaudė jūs, bet tas teisingumas bus atstatytas. Ta prasme, jums bus, jeigu ten, pavyzdžiui, nedamokėjo pinigų, tai damokės. Jeigu kažkas buvo skolingas, neatidavinėjo skolos, tai atiduos tą skolą. Tai va, ir žinot, labai svarbu pastovėti už save, atstovėti visus iššūkius. Pavyzdžiui, jeigu matot, kad negalima patylėti ir yra kažkokia neteisybė, jums reikia pastovėti už save, atlaikyti iššūkius. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkas, žinot, sukelia kažkokią situaciją nesąžiningą arba bet kokioj neteisingoj situacijoje jums reikia būti aktyviems ir aktyvaus veikimo reikalauja situacija. Jeigu yra kažkokia konkurencija, pavydai, dar kažkas, tai atstovėkite, atlaikykite, sukaupkite savyje tą jėgą ir jums reikia net nesikuklinti, pasiginčyti, pakovoti už savo nuomonę, pastovėti už save, žodžiu. Ir visą tai žiūrėkit. Bet kurioj srity, ar tai finansai, ar tai darbai, ar tai meilė, ar tai jausmai, įrodykit savo, parodykit savo. Kaip sakoma, žinot, nebūkite lapas, o būkite tvirtas ąžuolo kamienas. Ir atstovėsite savo. Ir žiūrėkite, taurių pažas. Ir jums pasiseks. Ir taurių pažas, žinot, pasiseks, nes jūs surasite savyje tų jėgų ir turite surasti tų jėgų, kad savo situaciją atstovėti. Ir tarsi, o visa tai, kai praeis tas, jūs tarsi atbusite. Tarsi, žinot, toks emocinis pabudimas jums bus. Ir žinot, toks užplūs jausmingumas ir jūs suprasit, kad taip, buvo verta. Nes jūs atkovosit tas, kas buvo ir taip jūsų. Ir tą įtvirtinsit. Ir meilę, pavyzdžiui, ir įrodysit kažką. Ir galbūt netgi toks įkvėpimas kurti kažką naujo užplūs.
Meilėje tai ypatingai jausis tas švelnumas, jausmingumas. Toks, žinot, atsigavęs bendravimas, tokios atsinaujinę emocijos. Ir galite sulaukti labai kažkokių gražių gestų iš partnerio pusės. Gali būti, žinot, tokie nuoširdūs pokalbiai, romantiški kažkokie, arba siurprizai kažkokie romantiški, netikėti siurprizai gali būti. Bet jūs pirmiausia turit atstovėti. Tai va, darbuose, jeigu pavyzdžiui, tai gali būti kažkoks kūrybinis projektas, pavyzdžiui, arba kilusi idėja, įkvėpimas, kuris tikrai turės potencialo. Tai va, tai toks. Jeigu esat su menu susiję, tai ypatingai geras laikotarpis bus po to, kai atstovėsit kažkokią savo poziciją, vat jūs užplūs arba įkvėpimas, aplankys mūza, kaip sakoma, arba, žinot, kaip būna porose, galbūt kažkoks tai galimas, vat, kažkoks, kaip sakoma, prasilenkimas kažkur tai nuomonėse, supratime, įsivaizdavimuose, nors jūs gausite tarsi tą apdovanojimą, paramą, bet kažkoks konfliktas iškils. Tarsi jūs turėsite įrodyti, kad taip jūs to buvote verti, bet jūs tą, kai įrodysit, kai atstovėsit savo pozicijas, visą tą jūs tikrai apdovanos. O jau tada jūs spręsite, ar jums pradėti kažką naujo, ar palikti tą seną, ar tie santykiai prasideda naujai, ar tai, kaip sakoma, jūs tada, žinot, kardų tūzas, galit imtis naujų dalykų, galit imtis naujų sprendimų ir šaltai, be jokių emocijų tada jau, jūs matysit realią situaciją. Galimas dalykas čia gali būti meilėje, pavyzdžiui, partneriai, kai rinksitės iš 2 partnerių, galimas ir toks dalykas. Ir kai jūs šaltų veidų, nors čia ne veidas, čia nugara atsukta, tai išeisite iš tos senosios situacijos ir priimsite sprendimus. Ir aktyviai, ir šaltai, nes, žinot, kardų tūzas tai parodo tokį racionalumą, tokį aiškumą. Ir labai svarbu pabrėžti protingumą jau per jūsų patirtį atėjusi. Bus labai aišku viskas. Galbūt kils naujų idėjų, galbūt kūrybinių projektų naujų kils imsitės. Ir bus viskas taip aišku, taip paprasta ir atvira. Žinot, tarsi atviras kelias jums, laisvas kelias. Darykit, ką norit, o jūs turėsit ką daryti, turėsit supratimą, kaip daryti. Ir jeigu ten buvo kažkokių problemėlių, jos išsispręs tikrai nesunkiai ir jūs tą sugebėsit padaryti kuo puikiausiai. Tai vat. Įjungsite, žodžiu, savo protą, savo intelektą, savo erudiciją ir pasieksite. Padarysite, žodžiu, žengsite tą labai svarbų žingsnį. Puiku. Įdomus 4 variantas, net taip pačiai keista. Tokios geros vizijos atėjo. Taip. Tai štai ką kortos sako. Sėkmės jums. Iki.